Jėzų Kristui. Sveikinu jūs visus, broliai sesės. Šiandien susirenkam prisimint ir savo mintimis pažvelgt į ypatingą žmogų, tai Bernardą Vasiliauską. Kur ir kada aš jį sutikau, kaip keliavau, ką patyriau, kokį jį pažinau. Mes galime skaityti, žinoma, raštus, knygas, bet nepažinsim žmogaus, jeigu nesustosim ir nepasikalbėsim su juo. Deja, šiandien mes su juo gyvai jau negalim susitikti. Šiandien galbūt mes tik galim pasinerti į savo širdies gelmę ir prisimint, koks Bernardas yra mano gyvenimo kely. Ir kai galvoju, kai jis arkikatedroje priklausė pastoraciniai tarybai, buvo atsakingas už liturgiją, galvoju, kiek jautrumo ir švelnumo ir pagarbos turėjo kiekvienam žmogui, nepaisant amžiaus, išsilavinimo, ir sugebėdavo neiškeliant savo talentų, savo gebėjimo ir nepažeminant kito, dalintis, klausti, klausyti, atsakyti. Ir tikrai kiek to rūpesčio jis turėdavo, galvodamas apie tokią plačiau netgi vargonininko vietą bažnyčioj, jo pašaukimą, kaip bažnyčia turėtų branginti ir kiek galbūt pats žmogus turėtų augti ir domėtis ir stengtis. Ir nekartą galbūt ir jums teko išgirsti, ypač muzikams, jis sakydavo, tikrai bažnyčiai vargoninkauti tai tam tikra monotonija, bet tuo pačiu pabrėždavo, kad yra ir didžiulė dovana groti pačiais arkikatedros vargonais. Ir kaip pats Bernardas dalyjosi, atviravo, kad vargonų muzika jam atvėrė akis ir dar kelią į nepažintą muzikos pasaulį. Ir suteikė galimybę ir keliaut, koncertuot, pažinti įvairiausių ir skirtingų tautų žmonių. Ir kaip pats Bernardas sako, nesvajojau, negalvojau, kad tapsiu bažnyčios vargonininku. Studijų metais buvo orientuojamas į koncertinius vargonininkus. Bet buvo sovietmetis, už grojimą bažnyčioje buvo didelės bausmės, bet kai katedra buvo atidaryta ir grąžinta tikintiesiems, pirmasis klebonas, monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas, pakvietė groti ir ilgą laiką čia daugelis chorų kartu keliavo ir daugelis švenčių kartu švęsta, grota, melstasi. Ir tai iš tiesų įsiliejo Bernardas į čia visą bažnyčios bendruomenę tokiu būdu.
Kiekvieno mūsų kelias į katedrą yra kitoks ir šiandien mūsų gyvenimo kelias yra kitoks. Tegul Bernardo Vasiliausko gyvenimas, jo atėjimas į katedrą padeda kiekvienam iš mūsų suprasti ir atpažinti, o koks yra mano kelias į mano širdies katedrą. Pirmiausia, į savo širdies katedrą, kad pažinčiau ir savo pašaukimą, save ir galėčiau tikrai gyventi tą pilnavertį gyvenimą. Sustokim, stabtelkim, kad galėtume dar labiau įvertinti ir suprasti šią akimirką, gyvenimo dovaną, žmogaus vertę ir kokia yra dovana susitikti su žmogum, pažinti žmogų, keliauti su žmogumi ir neštis savo širdį prisiminimus gražiausius. Jėzui Kristui ir gerą vakarą visiems čia susirinkusiems, minimo Bernardo Vasiliausko artimiesiems, bičiuliams, kolegoms, visiems jį mylėjusiems ir tebemylintiems. O mes dabar minėdami mūsų mylimo vargonininko maestro Bernardo Vasiliausko 85 gimtadienį, turėtume pasakyti, kad kadangi Bernardas Vasiliauskas, jis visą gyvenimą grojo, tai koncertinėje scenoje, tai bažnytinėje, tai pedagoginio darbo, tiesiog lauke taip pat koncertuodavo. Todėl ir šie metai žymi tikrai ne vien šią sukaktį. Galime paminėti ir 35 metus praleistus prie Vilniaus arkikatedros bazilikos vargonų pulto, būtent čia, kur prieš 60 metų įvyko pirmasis maestro koncertas. Tiesa, tada vargonuota buvo ne šiais didžiaisiais Aleksandro Šukės firmos vargonais, kurie buvo pastatyti vėliau, bet mažuoju 5 registrų Šukės pozityvų Švento Kazimiero koplyčioje. Ir štai šiame koncerte, vargonuojant Bernardui Vasiliauskui, klausytojai tiesiog netilpo ne tik į koplyčią, bet užtvindė ir visą katedrą. Taigi Bernardas Vasiliauskas yra ir šių didžiųjų vargonų statybos iniciatorius. Tiesiog jis juo tapo, nes žmonės tiesiog suprato, kad jie nori turėti koncertinę erdvę ir klausytis vargonų po Bernardo atlikto koncerto. O grįžtant prie iškilmių ir švenčių minėjimo, turime pasakyti, kad kaip ir jau gerbiamas klebonas minėjo, dėl ko Bernardą Vasiliauską visi taip stipriai myli, kad jis buvo be galo kuklus žmogus, nuoširdus ir kuklus žmogus. Ir man teko laimė su juo tikrai nemažai bendrauti, kalbėtis, yra publikuota keletas pokalbių su juo. Be abejonės pasakosiu ir apie pedagoginę patirtį, būtent kaip jo mokinės, tai buvo nuostabi patirtis, neleidusi likti abejingai menui ir vargonams. O Bernardas iš ties buvo labai kuklus ir jisai pats, jo žodžiais tariant, jisai nejausdavo, kad kokie nors sukaktuviniai metai būtų kitokie. Jisai gana skeptiškai žiūrėjo jubiliejus, jų paminėjimus ir šventimą įvairiais proginiais koncertais ir sakydavo, kad visuomet tai kažkaip norėdavo tyliai paminėti savų tarpę, bet negarsiai. Bet tie jo tokie slapti norai neišsipildydavo, nes jį visi, kaip sakiau, labai mylėjo ir norėdavo pagerbti ir būdavo jam dėkingi už daug ką. Ir štai prieš 10 metų, tik prieš 10 metų, o gal jau prieš 10 metų, čia, būtent šioje arkikatedroje buvo minimas 75 metų jubiliejus, suorganizuotas gerbiamos Liucijos Stulgienės, vadovaujamas muzikų rėmimo fondo ir Vilniaus tuometinio arkikatedros bazilikos klebono monsinjoro Roberto Šalaševičiaus.
Taigi Bernardas buvo paminėtas garsiais, taip pat kaip ir dabar šiuo koncertu, o tada buvo koncertas būtent skirtas jo 75-mečiui ir jame dalyvavo Algirdas Budrys, Joana Gedmintaitė, Rimantas Valančiauskas, berniukų ir jaunuolių choras Ąžuoliukas, meno vadovas ir vyriausias dirigentas Vytautas Miškinis ir vargonavo pats Bernardas. Be daugybės apdovanojimų, kuriuos galbūt bus laiko ir progos dar čia paminėti, taip pat prieš 10 metų, būtent 13 metais, jisai buvo įvertintas Kultūros ir ministerijos garbės ženklu Neš savo šviesą ir tikėk, bei Vilniaus miesto savivaldybės Švento Kristoforo statulėlę už vargonų gausmą virš Vilniaus. Ši šviesa, kaip matome, sklinda iki šių dienų. O kas įžiebė šią ugnį ir aistrą muzikos menui, Bernardo žodžiais tariant, tai buvo Operos ir baleto teatras, kuris žengė pirmuosius žingsnius savo profesinėme kelyje. Tai buvo 1954 metai. Na ir kai jis pradėjo dirbti pianisto operos ir baleto teatre, nors tada jau mokėsi ir jo fortepijono specialybės profesorė Olga Šteinbergaitė sakė, kad visą dėmesį reikės sutelkti į mokslą, grojimą, ruošti programas ir nesiblaškyti, tačiau Bernardas Vasiliauskas, buvęs empatiškas visais atvejais, besąlygiškai, tiek šeimoje, tiek su savo bičiuliais, kolegomis, mokiniais. Jisai taip pat labai daug dėmesio skyrė šeimai ir taip pat tais nelengvais laikais prie jos išlaikymo. Taigi Bernardas taip dalinosi į daugelį sričių ir visur jis buvo tiesiog nepakeičiamas. Ta patirtis, būtent operos teatre, kur jisai turėjo progos koncertuoti su garsiausiais to meto teatro solistais, kaip Antanas Kučingis, Elena Čiudakova, Vladimiras Rubackis, Leonidas Muraška, Eduardas Kaneva, Virgilijus Noreika ir kiti, tai buvo koncertinė praktika ir repertuaro plėtimas ir pažintis su šiomis asmenybėmis. Ir tada Bernardas minėjo, kad akompanuodamas jisai suprato, kad tas darbas yra jam labai artimas būtent dėl to, kad jis jaučiasi gerai būdamas kaip partneris, muzikinis partneris. Jis gerai jaučiasi kažkam talkindamas. Tai irgi atskleidė jo tokius nuostabius būdo bruožus. Ir jį tas išties džiugino ir skatino neapleisti šios ryties ir, kaip jis sakė, jaučiu didelį malonumą akompanuodamas chorams. Tuomet mūsų viena širdis, vienas pulsas. Aš manau, mes dabar lygiai taip pat jaučiame tiesiog tą vieną pulsą kartu su Bernardu Vasiliausku, su skambančiais vargonais, kur jisai daugybę dienų čia praleido ir dieną ir naktį. Na, o šiandien galime taip pat minėti ir Vasiliausko 70-uosius kūrybinio darbo metus Vilniuje ir visoje Lietuvoje. Taigi kūrėjo gyvenimas nesibaigė žemiškąją kelionę, mes tuo dabar pilnai tiesiog įsitikiname. Jisai tęsiasi ir toliau, skamba vargonai, skamba kūriniai, kuriuos atlikdavo ir Bernardas Vasiliauskas. Buvus Bernardui Vasiliauskui, tikrai labai plataus spektro muzikui, menininkui,
Ir paklausus jo, kaip jis vis dėlto, koks buvo kelias jo pasirenkant vargonus ir vėliau atkeliaujant iki pat bažnyčios vargonininko pulto, Bernardas prisiminė ir pasakojo, kai profesorius Leopoldas Digrys į Lietuvos konservatorijoje jo atkurtą vargonų klasę 1962 metais su trenksmais per langą atgabeno fisharmoniją. Beje, Bernardas prisiminė, kad ko ne tokią pačią, kokią jis jau grojo teatre. Ir vargonai jam jau nebebuvo naujiena, tačiau į vargonus jis stojo iš smalsumo. Šiaip tikram menininkui būtinas smalsumas ir Bernardas jo turėjo apsčiai. Jį domino platesnės šio instrumento galimybės. Ir kai tas pats profesorius Digrys skyrė vargonuoti didžiuosius Johano Sebastiano Bacho kūrinius, Bernardui atsivėrė naujas muzikos pasaulis. Iki tol skambino nemažai Bacho kūrinių fortepijonui, bet vargonams, kaip jis sakė, tai visai buvo kas kita. Kurį laiką dar bandė derinti ir pianisto, ir vargonininko profesiją, bet, pasak jo paties, greitai supratau, kad norėdamas pasiekti ką nors rimtą, turiu rinktis vieną iš šių sričių. Na, toks pasakymas liudijo jo profesinę atsakomybę, kuri iš tikrųjų buvo jam būdinga visose sritise, kuriuose jisai dirbo. Ir čia jisai labai yra dėkingas savo pedagogams už išugdytą šį atsakomybės jausmą, taip pat jau minėta Olga Šteinbergaitė, kuri sakydavo, kam klausytojui reikalingas tavo prastas grojimas. Jis gali kitur pasiklausyti gero atlikėjo. Ji skatino profesinę sąžinę. Jei jau ko imiesi, daryk gerai iki galo, sakydavo ji. Profesorė nepraleisdavo jokios muzikinės smulkmenos, būdavo apsvarstytas kiekvienas garsas, kiekvienas niuansas. Tai visada girdėdavome ir Bernardo atliekamuose kūriniuose. Taigi tai formavo atsakingą požiūrį į viską. Na ir Bernardas taip pat užsimena apie namus. Mačiau, kad tėvai aukojosi savo darbui, mama šeimai, tėtis muzikai, ši aplinka formavo ir mane. Pareigingumas būtinas, kitaip tai būtų apgaulė nuvilinti žmonės, kurie tavimi pasitiki. O kelias prie bažnyčios vargonininko pulto tiesiog labai buvo toks nuoseklus ir Bernardas kaip visada kukliai kalbėdavo apie savo visus profesinius pasirinkimus ir amplua. Jisai sakė, visą savo gyvenimą plaukiu pasroviui, neakcentavo savo nuopelnų, savo darbų. Tiesiog jisai tai pavadino, kad tai buvo plaukimas. Ir tik laimė, kad visuomet patekdavau į gerą ir palankę srovę, kuri mane nuneša ten, kur man malonu ir gera, kur galiu būti naudingas žmonėms. Taip nutiko ir su vargonavimu bažnyčioje. Visai netikėtai mane pasikvietė monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas, o jų pažintis buvo užsimezgusi nuo sovietinių laikų, kai slapta remontuodavo vargonų Švento Rapolo bažnyčioje. Ir monsinjoras paprašė vargonuoti arkikatedros grąžinimo tikintiesiems iškilmėse ir ne tik juose. Taigi tas pasiūlymas Bernardui Vasiliauskui labai imponavo ir didelė laimė buvo ir jo tėvams, kurie, pasak jo, mane labai palaikė priimant šį sprendimą. Užaugau religingoje šeimoje, tėvai Ona ir Leonardas laikėsi krikščioniškų pažiūrų. Kaune iki pat 40-ųjų metų, kol persikėlėme į Vilnių, gyvenome šalia Mažosios Kristaus prisikėlimo bažnyčios. Buvau nuolatinis jos lankytojas sekmadieniais, čia įvyko ir mano pirmoji pažintis su vargonais. Per didžiąsias šventes tėtis čia suburdavo orkestrą, o aš stebėdavau iškilmes. Iš dalies dėl jų noro ir paskatinimo neatsisakiau bažnyčios vargonininko darbo ir šioje šventovėje, tai yra arkikatedroje. Pradžia buvo išties sunki. Bernardas prisimena, kiek tekdavo konsultuotis su bažnyčių vargonininkais ir daug ko išmokti visiškai iš naujo, būnant jau visai solidžiame amžiuje. Taigi stengiausi gerai atlikti šį darbą.
Kaip minėjau, man teko laimė mokytis Bernardo Vasiliausko vargonų klasėje Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, kai jisai 1990 metais pradėjo dėstyti vargonų specialybę atnaujintojo vargonų ir klavesino katedroje, kurioje praėjus visam šimtmečiui po Naujalio laikų vėl buvo pradėti rengti vargonininkai bažnyčioms. Bernardas buvo pirmosios koncertuojančių vargonininkų kartos absolventas, 1966 metais baigęs, o man tai buvo pirmasis vargonų pedagogas atnaujintojo bažnytinio vargonavimo klasėje. Apie savo pedagogo patirtį Bernardas taip kalbėjo: esu vienišius, man gera būti vienam su savo mintimis, darbais ir tik bendraudamas su žmonėmis per muziką pasijuntu savaime pasaulyje. Būti pedagogu tai vadovauti, o vadovavimas man svetimas. Tai ir savotiška prievarta, nes liepi žmogui daryti vienaip, o jis gal supranta kitaip. Man sunku bendraujant su žmogumi pakelti toną, pasakyti griežtą žodį. Galbūt todėl, ypač specialybės pamokose, stengiausi nebūti kategoriškas, kad neatsirastų barjero tarp manęs ir studento. Ne kiekvienas sugebėdavo priimti kritiką kaip teigiamą dalyką. Toks darbas man netrodė prasmingas ir malonus. Pajutau, kad kur kas prasmingiau pačiam muzikuoti. Na, iš tikrųjų, tie žodžiai tiesiog taip ir buvo. Dirbdamas Bernardas Vasiliauskas labai palaikydavo savo studentus, tiesiog savo tokiu buvimu šalia. Aplink jį tokia nuostabi būdavo aura, kad tiesiog pačiam būdavo gėda, ką nors ne taip išmokti ar ne taip pagroti. Ir jisai tiesiog be ilgų kalbų ir pamokymų įkvėpdavo susidomėjimą vargonais ir aistrą šiai profesijai. Ta jo empatija persidaldavo visiems, kas tik su juo bendravo, taip pat ir mokiniams. Tai buvo ne tik profesinė, bet man asmeniškai ir nuostabi gyvenimo pažinimo mokykla. Meilės žmogui, meilės artimui, meilės studentui, palaikymo ir tiesiog tokios motyvacijos, tylios motyvacijos, be didelių ditirambų. Bernardas dar galima paminėti, kad jisai mėgdavo užduoti prancūzišką repertuarą ir jį traukdavo ir programas, kurio tuomet mažai buvo grojama sovietmečiu dar. Plėtė akiratį. Ir taip pat nebyliai skatino pažinti ir Lietuvos vargonavimo mokyklos priešistorę, jos ištakas tarpukaryje. Na, o neišmokti specialybės, kaip minėjau, pačiam buvo tiesiog nepatogu prieš jį. Ir pamenu, kai sykį kažkuriais metais, studijų metais grįžusi iš kelionių iš kalnų, kone mėnesių vėliau ir jau matydama, kad trūksta laiko tinkamai pasiruošti koncertams ir egzaminams, tiesiog Bernardas be jokių moralizavimų, pamenu, kaip šiltai ir draugiškai palinkėjo, kad tokių situacijų profesinėme kelyje būtų kuo mažiau. Tai štai toks jisai buvo. Mokytojas, pedagogas tikrai iš didžiosios raidės, toks ir liko. Būtinai reiktų paminėti jo dar vieną amplua ir profesiją vargonų restauratoriaus, derintojo, intonuotojo. Kaip jis pats sakė, vienas iš užutekių, kuris mane nunešė savo gyvenimo srove, tai buvo vargonų restauravimas ir jam atidaviau daugiau kaip 25 metus, tai nepakartojami metai, darbas be galo romantiškas. Taip jis atsiliepė apie tikrai labai sunkų darbą, labai sudėtingą darbą, vargonų restauravimą. Tai štai jam jis atrodė romantiškas, vasaros praleistos tolimuose kaimiškose parapijose, dieną ir naktį taisant vargonus, vis nauja pažintis su instrumentu. Neapleisdavo mintis, kad dirbu prie instrumento, kurį girdėjo ir mano protėviai, tarsi užsimezga ryšys tarp kartų. Restauracija tai dar viena mano profesija, apimanti staliaus, medžio apdirbimo, elektros intonavimo, derinimo ir daugybę kitų darbų. O iš tylinčio metalo ir medžio prikelti didingą instrumentą, įkvėpti jam gyvybę ir suteikti norimą skambesį, tai pasak jo buvo nuostabus, nepakartojamas jausmas. Na, Bernardas Vasiliauskas iš tikrųjų tvarkė ir derino daugybę Lietuvos vargonų, bet manyčiau, kad šie vargonai, kad prie šių vargonų
kuriais dabar atliekama muzika girdime, Bernardas lietėsi, jo rankos lietėsi turbūt daugiausiai. Ir ne tik prie klaviatūros, bet ir prie čia skambančių vamzdžių.